Sveiki, čia Čezarės ateljė. Kaip matote, parodysiu, kiek jau išsiuvinėjau ir tikrai labai daug, nes gėlę pabaigiau, dabar pradėjau pumpurus ir bus baigta. Tik tai dar liks backstitches, kad išryškinti labiau paveikslėlį. O čia va pusiniai kryželiai. Nežinau, kodėl schemoje būtent taip jie padaryti, bet manau, kad gal suteikia tokio grožio šiek tiek. Taigi, kai pabaigsiu, kadangi bus klijuojamas šitas paveikslėlis ant sketchbook knygos mano piešimo, tai čia dar išsiuvinėsiu žodį sketchbook. Reikės pasižiūrėti, ar paprastai išsiuvinėsiu backstitch, ne kryželiais, bet tiesiog metodu, ar surasiu kokią nors raides kaip kryželiais išsiuvinėti. Tai va, dabar siuvinėju čia, bus pumpurėliai du ir bus tada baigta. Tikrai daug čia dirbau, nes kaip matot, spalvų tikrai labai daug. Ir jų, na aišku, čia klaidą padariau, nes kaip minėjau, tenai rašė kai kuriuos ženkliukus dvi spalvas rašė ir aš pasirinkau tiesiog tą, kurią turėjau. Tai čia va turėjo būti tokia va šviesi. Būtent čia, bet na tiek to gal nelabai taip ir blogai gavosi. Tai va, orchidėja phalaenopsis. Labai čia gražiai gavosi ta lūpa. Aišku, čia irgi derinau siūlus tokius, kokius turėjau, nes tokių, kokie parašyti neturėjau. Šitas projektas toksai iš siūlų likučių. Bet ir iš likučių galima padaryti kažką gražaus. Taigi, tiek ir tada parodysiu jau video, įrašysiu, kai bus pabaigtas darbelis. Tad paspauskite patinka ir pasekite mane, nes kelsiu dar visokių čia ir piešimui skirtų priemonių, ir siuvinėjimo, ir lėlių drabužių. Na, padarysiu savo kanalą tokį visų savo pomėgių. Nes vien iš lėlių drabužių siuvimo aš jų netiek daug pastaruoju metu siūnu. Tai va tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir viso.